Inga rašo. Sveika Monika, labai noriu savo draugėms padovanoti skaistalus, tačiau jeigu nežinos kaip naudoti, tiesiog numes. Ar galėtum įmesti video, kaip naudoti ir su kokiu šepetėliu? Please. Reikalingas labai minkštas šepetėlis ir svarbiausia tankus, kad jūsų produktas neužsidėtų plemukais. Net reikalingi skaistalai, aš naudoju Sweety atspalvį ir parodysiu 2 dengimo technikas. Produktas yra labai pigmentuotas, todėl visą perteklių visada rekomenduoju nutapšnoti į ranką. Norint natūralaus efekto, iš viršaus dengiame produktą į apačią. Ties kauliuko pabaigą, čia galite pasitikrinti kiekvieną, turėtų jūsų skaistalas sustoti. Gausia produkto ateina iš čia, palengva išnyksta ties kauliuko. Galite vadovautis 3 pirštų taisyklę, kurią žinote, kas esate buvę mano makiažo pamokoje arba matėte Reelsą Instagrame Smart Beauty. 3 pirštų taisyklė eina trikampis kontūrui, nuėmus tą pirštą skaistalas aukščiau eina čia, kur ką tik dėjome, ir nuėmus antrą pirštą, trečiasis lieka highlighteriui. Šitaip lengvai galite atpažinti savo veido bruožus. Čia natūralus efektas, to jau parodysiu šiek tiek ryškesnį, dažniausiai aš jį vadinu marceliukės efektu. Jeigu jums patinka marceliukės efektas, daugiau galite skaistalo dėti savo žandukų priekyje, šiek tiek sukurti čia ryškumo, bet vis vien išnykti čia aukštyn, tiesiai virš ausies link smilkinio, kad galėtumėm sukurti gražų liftingo efektą. Na, kuri pusė jums atrodo gražiau? Šita šiek tiek žemiau kontūruota, ar daugiau iš centro į šoną. Tikiuosi patarimas buvo naudingas ne tik Ingai ir jos draugėms, bet ir jums. Jeigu patiko, dėk širdelę.